Sveiki atvykę, kviečiame susipažinti su MaxBill atsiskaitimo sistema ir skaitiklių nuskaitimu. Skaitiklių nuskaitimo modulis apdoroja duomenis iš įvairių matavimo infrastruktūrų, įskaitant standartinius išmaniuosius pusvalandinius ir ketvirčio valandos skaitiklius elektros, dujų ir vandens sektoriuose. Jis tikrina skaitiklių rodmenis naudodamas pramoninius algoritmus, paverčia rodmenis suvartojimo įrašais ir apskaičiuoja rodmenų prognozes, kai nėra tikrų duomenų. Be to, jis prognozuoja būsimą suvartojimą naudodamas dirbtinio intelekto pagrindu sukurtus metodus ir pramoninius sprendimus. Po šio paaiškinimo dabar pereisime prie klientų aptarnavimo modulio, kuris per integruoto sąsają suteikia išsamų klientų informacijos apžvalgos vaizdą. Kliento suvedinės ekrane pastebėsite, kad viena sutartis su klientu gali apimti kelis skirtingų produktų paketus, tokius kaip elektra, dujos ir vanduo, kurie yra susieti su standartiniais ir išmaniaisiais skaitikliais. Kiekvienas iš jų gali turėti vieną arba kelis registrus. Atsiskaitimo laikotarpio pabaigoje mokesčiai už šias komunalinės paslaugas gali būti sujungti į vieną sąskaitą, kuri pateikiama klientui. Duomenys apie skaitiklių rodmenis yra prieinami sutarties rodmenų atribute. Sąsaja leidžia redaguoti, pridėti, anuliuoti arba grąžinti skaitiklių rodmenis ir peržiūrėti kiekvieno rodmens istoriją, įskaitant ir apskaičiavimus. Šis rodmuo pateikiamas įvairiais matavimo vienetais ir formomis ir sudaro pagrindą apskaičiuojant klientams taikomus mokesčius. Mūsų atsiskaitimų variklis generuoja sąskaitas masiškai pagal poreikį arba pagal specifinius reikalavimus, pavyzdžiui, greitąją sąskaitą, taip pat leidžia sąskaitų seką prieinamą per API arba naudotojo sąsają. Atsiskaitimo metu variklis apskaičiuoja pasikartojančius mokesčius, nuolaidas, atlieka suderinimą, taip pat apskaičiuoja komisinius ir pajamų paskirstymą. Sąskaitos gali būti formatuojamos įvairiais stiliais ir platinamos skirtingais kanalais, įskaitant L-paštą, savitarnos portalą arba tradiciniu paštu. Atsiskaitimų generavimas yra paleidžiamas atskirame atsiskaitimų programos modulyje. Pagrindinėme ekrane rodomas anksčiau sukurtų ir apdorotų generacijų sąrašas. Norėdami sukurti naują reguliarią generaciją, vartotojai turėtų spustelėti pridėti generaciją, pasirinkti parametrus, tokius kaip mėnesinis arba 2 mėnesių atsiskaitimo ciklas ir atsiskaitimo laikotarpis. Kai visi parametrai nustatyti, generacija gali būti užbaigta ir ji pasirodys sąraše. Vėliau atsiskaitimo generacija pereina visas anksčiau apibrėžtas etapus, tokius kaip skaičiavimai, tikrinimas, patvirtinimas ir formatavimas. Po atsiskaitimo sąskaitos iš tos generacijos bus rodomos debitorių ekrane kiekvienam kontraktui, išsamiai nurodant visus mokesčius įtrauktus į sąskaitą. Po sąskaitos išrašymo atitinkami skaitiklių rodmenys pakeičiami į būseną atsiskaitytą. Jei sąskaitos išrašymo metu nėra prieinamo rodmens atsiskaitimui, sistema sugeneruos apskaičiuotus numatomus rodmenis. Jei reikia pataisyti atsiskaitytas reikšmes, sistema leidžia anuliuoti sąskaitą naudojant atitinkamą formą, kuri vartotojui prieinama iš debitorinių skolų ekrano. Atlikus sąskaitos anuliavimą, rodmenų būsena pasikeičia iš atsiskaitytą į nurašytą reguliarių rodmenų atveju arba į negaliojančią apskaičiuotų rodmenų atveju. Tai buvo trumpa sąskaitų išrašymo ir skaitiklių rodmenų nurašymo proceso apžvalga. Ačiū.